išgirstu, kad per dieną kartais tenka prašyti 4 straipsnius ir supras, kaip čia kokybiškai tai padaryti. Aš nežinau, aš nesu žurnalistas, todėl nenorėčiau vertinti. Bet kadangi jūs uždavėt man klausimą, aš galiu pasakyti tik tiek. Kalbant apie kažkokias nuobaudas iš tos institucinės pusės, manau taip, reikėtų stiprinti tą mechanizmą. Kita vertus, manau, kad labai daug kas priklauso nuo žmonių ir labai dažnai tie simboliniai sprendimai irgi labai daug ką reiškia. Tai toks yra atsakymas, o jų nėra. Šiaip gal tokį pastebėjau, man kažkaip mintis tokia kyla, kad pas mus Lietuvoje visą laiką labai įdomiai žiūrima, labiau investuojama į tą baudimą kažkokią, nei pačią prevenciją. Žinau, kam čia reiktų adresuoti šią klausimą, Lietuvos žurnalistų sąjungai. O čia STT pareigūnai. Transparency International, bet ar negeriau būtų į tą prevenciją kažkiek tai daugiau dėmesio skirti iš tikrųjų ir pasakyti žmonėm, kad būtent va taip pat ir taip pat, jeigu yra, reiškia taip ir taip. Jiem paaiškinti tiesiog. Arba užsimti tuo pačiu lobizmu ir Seime visuomenės informavimo įstatymą. Nuostatą aiškiai parašyti, kad tokia ir tokia spalva turėtų būti išskirti už straipsnį. Tai yra. Iš tikrųjų, jie privalo tai daryti, jie paprasčiausiai šito nedaro. Klausimas, kaip tada išspręsti tą klausimą. Nėra monitoringo sistemos. Valstybė neskiria nei 1 cento monitoringui, stebėsime ir tą, kad minėjote viešinimo prevenciją. Nei 1 cento valstybė, netgi šitam tyrimui, kolega sakė, iš kur buvo gauti pinigai? Iš Šiaurės ministrų tarybos, 1 ar 2 tyrimui. Esmė yra tokia, jūs užduodat labai teisingą klausimą. Mes iš esmės ir kalbame apie stebėseną ir prevenciją. Aš manau, kad tai yra geriausias būdas pažaboti korupciją, padidinti skaidrumą. Be abejo, turi būti ir tas, kaip čia, carrot and stick, jūs žinote išsireiškimą, kur turi būti morka, turi būti vesdas, kurio tu galėtum vienaip ar kitaip kažkaip pažaboti. Bet esmė yra tokia, kad žiūrėkit, čia gal ne mano reikalas, bet aš dažnai naudoju STT kaip pavyzdį. Jie man atleis. Jeigu jūs pažiūrėtumėte jų biudžetą, aš sprendžiu dėl jo, tik 12% berods nueina prevencijai. 2% švietimui, 12%. Taip, mes kalbame apie tai, kad 85% nueina persekiojimui. Galbūt taip ir turi būti, vėlgi, ne man spręst. Bet klausimas tada, o kas turėtų tą prevenciją užsiimti? Ar tai turėtų būti institucijos, ar tai turi būti valstybinės įstaigos? Kaip tai padaryti? Aš sakau, siūlyčiau visų pirmiausia pradėti nuo savęs. Tarkim, paklauskit savęs, o ką jūs galite padaryti? Ką aš galiu padaryti? Manau, kad piliečių, aš turiu garsiau kalbėti, ar tiesiog supratau, aš būsiu arčiau. Gerai. Ar dabar girdit mane? Dar geriau, šaunu. Tiesiog nėra vertimo ir tiesiog Mikėlė, supratau. Aš labai atsiprašau. Tai va, galbūt padarom taip. Labai gerai, kad jūs turite tos klausimus. Prašau, klauskit manęs. Bet mes žygiuojam tiesiog toliau su prezentacija. Jeigu jums atsibos skaidrės, jūs tiesiog kelkit ranką ir sakykit, kad, reiškia, o kaip čia yra. Žiūrėkit, labai greitai aš perėsiu per, reiškia, tyrimo rezultatus, nes vienaip ar kitaip įsivaizduoju, kad dabar galiu pasinaudoti tą galimybę. Ir po manęs kalbės tikrai labai geri Lietuvos žurnalistai ir jie galės jums papasakoti dar daugiau visokiausių detalių. Bet šiuo atveju mes turim štai ką. Vėlgi, verslo atstovų buvo paklausti. Per pastaruosius 2 metus, ar jums pasitaikė, kad žiniasklaidos priemonės leido suprasti, jog už reklamą jūs gausit palankę publikaciją apie savo įmonę? Gan didelė dalis verslo atstovų kalba apie tai, kad taip, tai pasitaiko ir labai dažnai. Dažniausiai tai yra savaitiniai žurnalai, nacionalinė spauda, regioninė televizija, net interneto tinklalapiai, apie kuriuos ilgą laiką buvo kalbėta, kad jie iš tikrųjų yra skaidrumo standartai. Kitas klausimas. Reklamos užsakovų palankios publikacijos. Ar jūs ir jūsų įmonės darbuotojų žiniomis pasitaiko, jog už reklamą žemiau išvardytos žiniasklaidos priemonės šalia reklamos skelbia ir reklamos užsakovų palankios publikacijas? Taip.
Tai esmė yra tokia, kad mes kalbame su jumis apie gan tokį paplitusį fenomeną. Be abejo, čia jokia naujiena, didžioji jūsų dauguma, aš manau, tai matė ir apie tai girdėjo, bet vėlgi, čia yra skaičiai, kurie patvirtina tai, apie ką mes daug metų spėliojom ir galbūt, nedrįsom kalbėti. Kita vertus, kai kalbame apie žiniasklaidos priemonės, apie jų pavadinimus, kurie verslo atstovų nuomonė ir yra, reiškia, neskaidriausia, mes su jumis turim štai tokį vaizdą. Tai yra Respublika, Vakaro žinios, Lietuvos rytas, LNK, Kauno diena, BTV, Veidas, Lietuvos žinios, TV3, Valstiečių laikraštis, LTV, 15 minučių. Esmė yra tame, kad šiuo atveju mes gal net neturime žiūrėti į skaičius, ar tai yra 56, ar 41, ar 45, ar 32. Žinote, mano supratimu, net jeigu tai būtų 5 procentai, tai jau būtų labai daug. Ir čia menka paguoda, kai mes su jumis žiūrime šitą skaidrį ir sakome, taip, bet žiūrėkit, tik 7 procentai respondentų sako, kad pati skaidriausia priemonė, tarkim, BNS, iš esmės, yra laikoma skaidrė. Mano supratimu, vienaip ar kitaip, net jeigu mes uždengtumėm šitą pusę, tai jau būtų problema. Prieš keletą metų kalbėjau su kolegomis iš Vokietijos. Jie kaip tik minėjo apie vieną jų viešųjų pirkimų skandalą. Paaiškėjo per vieną iš tyrimų, kad kažkur respondentai manė, kad 10 procentų viešųjų pirkimų vienoje iš jų žemių buvo vykdomi neskaidriai. Tai buvo didžiulis nacionalinio lygmens skandalas. Aš įsivaizduoju, Lietuvoje šiuo metu, jeigu kažkas pasakytų, kad yra tik 10 procentų, reiškia, tikimybė, kad kažkas yra neskaidrų, mes apsidžiaugtume. Štai koks skirtumas. Taigi, tą kelią mums dar teks nukeliauti, bet tai be abejo, prašau. Aš padarysiu. Čia geras klausimas, mūsų šito klausė. Aš įsivaizduoju, kad žmonės netapatina šitų dviejų dalykų. Dabar mes turėjom reikalų ir su ELTA, ir su Respublika. Paskutinį kartą, kai aš bendravau su ELTA, aš turiu prisipažinti, kad jie neiškreipdami jokios informacijos viską paskelbė. Aš, pavyzdžiui, iš savo radijo siunčiu jiem, tai jie labai cenzūruoja pranešimus spaudai. Tai reiškia, man pasisekė. Tikrai, nes pavyzdžiui, su Respublika mes turėjom labai daug vargo ir tikrai mums atrodė, kad mūsų puola ir neaišku dėl ko ir tai buvo labai įdomi ir neįkainuojama patirtis. Bet iš tikrųjų aš manau, kad paprasčiausiai žmonės atskiria tas naujienų agentūras. Ir taip yra. Šiuo atveju, mano supratimu, reikia žiūrėti tą savininkų grupę, apie ką mes su jumis kalbame. Ar tai yra Respublika, ar tai yra Lietuvos rytas, ar tai yra Lietuvos žinios, ar dar kažkas. Žiūrėkit, ieškau šitos skaidrės, nes buvau padaręs taip, kad jinai atsidurtų pradžioje, bet jinai nukeliavo truputėlį į galą. Kai kalbame apie žiniasklaidą ir apie tai, kodėl mes iš tikrųjų turim reikalauti didesnio žiniasklaidos atskaitingumo, mano supratimu, visų pirmiausia, turim susitarti dėl šitų apibrėžimų ir dėl šitų pareigų. Turime pradėti kalbėti ir tiesiog sutikti ar ne su tuo, kad žiniasklaida yra keliami tam tikri reikalavimai, kurie galbūt nebūtinai turi būti taikomi kitam privačiam verslui. Tai nėra gerai ar blogai, tai yra tiesiog verslo dalis, kaip pasakytų verslininkai. Tai šiuo atveju be abejo, visų gal aš neskaitysiu, bet esmė yra tokia, kad mes su jumis kalbame apie tą papildomą kažkokį vaidmenį, kur jūs privalote ne tik teikti informaciją ir užsidirbti daug pinigų savo savininkam, bet ir šviesti visuomenę, kalbėti apie tai, kad piliečių traukimas į sprendimų priėmimą yra gerai, o nerašyti apie tai, kad jeigu kažkas domisi kažkokia informacija, tai reiškia, būtinai nori pinigų, nori šlovės ar dar kažko. Iš principo turite lavinti tą visuomenę ir būti tuo demokratijos ramsčiu, kuri ir sudaro, tarkim, žiniasklaidą Švedijoje, Suomijoje, Danijoje. Prieš 2 dienas mačiau Danijos nacionalinės televizijos laidą apie
rugsėjo 11-osios įvykius. Ten buvo skelbiamas tyrimas